Sveiki, aš esu Akslepas ir šiandieną bus filmukas Nusikaltimas. Gero žiūrėjimo. Ei, Garbanė, tu juk žinai, kad mes galime eiti apsipirkti, tai gal norėtum šiandien? Žinoma, galėtumėm. Man reikia apsikirpti. Žinoma, eikim, kas mums draudžia? Tai niekas, tai galime eiti. Einam. Labą dieną, mes norėtumėm pirkti naują telefoną ir raštukas. Sveiki, telefonas galėtų nemažai kainuoti. Sumokėsite? Čia aš pirku telefoną, žinoma, sumokėsiu. O kiek sakėt, kiek šuko kainuoja? Tai patikrinsiu, palaukit. Euras 20, o telefonas 130. Prašom pinigai. Gerai, ačiū. Imkit jūsų daikčiukai. Viso gero. Aš taip susipirkom. Šiaip labai fainai, kad aš nusipirkau šukus. Pagaliau galėsiu susišukuoti. Jo, man gerai, kad aš pagaliau galėsiu kažkam paskambinti, nes man jau visai atsibodo kažkokiu mygtukiniu telefonu, tenai knystis ir taip toliau. Na, žinai, labai atsibosta, mygtukai, ten ir visko ieškot. Kas čia? Užtilk! Kas čia? Gelbėkit! Mano draugė! Užtilk tu! Varykit jūs greičiau. Netrukdykit mums. O jeigu bent vienas cyptelėjimas, čia liksite amžinybėm. O jeigu nebus ne vieno cyptelėjimo, pasižiūrėsime. Gal dar ir išliksite gyvos. Patikėjo. O Dieve, Auksė, kas čia daros, kas čia mus paėmė? O, Jėzau. Nežinau, man kyla blogos mintis, jei tai plėšikai, tai siaubas. Tai jau ir taip akivaizdu, kad čia plėšikai, bet kodėl pagrobė būtent mus? Turėsime ieškoti atsakymo. Na taip. Ir visus mūsų daiktus pagrobė. Mano šukas! Mano telefonas! Mes sucypėm. Siaubas, liksim čia amžinybėm. Panašu. Turbūt, kad neišsigelbėsim. Ei, atidarykit duris! Atidarykit duris! Mes šiaip turim šeimas. Ir norim pas jas grįžti. Ei! Sakai, turit šeimas, ne? Taip, turim šeimas ir norim grįžti pas šeimas. Gerai, bet mes turim jūsų pirkinius, ten tašukas ir telefoną. Atiduok! Supratai? Aš jūs išleisiu tik su viena sąlyga, jeigu atiduosiu tos daiktus. Gerai, leiskit mus. Duris atidaromos. Bėgam! O šitą būdelę reikės sutvarkyti. Čia baisiai nešvaru. Ačiū, kad žiūrėjote šį video. Iki!